Sveiki, štai ir pagaliau aš sugrįžau po tokios nemažos pertraukėlės, buvo visko ir šiek tiek sloga ir darbų nemažai, bet šiandien aš jau sugrįžau ir noriu jūs pasveikinti su pavasariu. Šiandien pirmoji kalendorinė pavasario diena, kovo 1. Na, o šiandien klausimai atsakymai, kaip ir stengiuosi kiekvieną mėnesį bent jau padaryti šiai laidai užleisti vieną vietą ir padaryti klausimų atsakymų laidą. Tai šiandien ir pakalbėsime apie tai, kas jums svarbu, kas jums įdomu, nes turiu užsirašęs čia telefone jūsų klausimus, tai šiandien ir pabandysime juos atsakyti. Kaip gera sugrįžti į filmavimus, iš tikrųjų jau atitrūkęs buvau beveik 2 savaitės, spėjau maždaug kažkur tais. Tai pasilgau šitos veiklos. Tai šiandien nusprendžiau, kadangi, kaip ir sakiau, šitą laidą matysite kovo 1 dieną, o tai yra pirmoji pavasario diena. Tai šiandien nusprendžiau išeiti kažkur į gamtą, į miškelį kažkokį, tai pasivaikščiosim kartu ir tenais pakalbėsim apie tuos klausimus, kurie buvo įdomus ir žiūrovai parašė per visas platformas. Tai visada galite rašyti klausimus po bet kokiu video. tą mėnesį, einamąjį mėnesį aš po truputį renku tos klausimus. Na ir po to surenku ir mėnesio pabaigoj bent jau stengiuosi, kaip išeina padaryti šitą klausimų atsakymų laidą. Ir surinkau šį sykį tradicinį kiekį, maždaug gal kokius 5, 6, 7 klausimus, jeigu nedaugiau. Na ir einam susirasim kokią gražią pavasarinę vietelę ir pabūsim gamtoje ir pabandysiu atsakyti klausimus. Jau mūsų beveik 1960 maždaug dabar yra, tai jau mažai liko iki 1000. Tai kai bus 1000, darysim šventę, bus faina. 1000 prenumeratorių, įsivaizduojat, kiek jūsų daug, kokia didelė grupė žmonių. Tai jau nemažai liko ir spėju, kad šiaip nespėju, o planuoju, kai bus 1000 prenumeratorių, darysim konkursą. Norit pasakysiu vieną įdomų dalyką. Taip senai nebuvau šitam miške, kad net pasiklydau. Wow. Aha, nu nieko. Šitas miškas nedidelis, tai tikrai rasim išėjimą. Žinot, ką pasakysiu? Radau suoliuką, ant kurio norėjau atsisėsti ir atsakyti jūsų klausimus. Bet tas suoliukas po žiemos visiškai pasikeitęs. Žiūrėkit. Čia toks gražus suoliukas buvo šitam miškelyje. Dabar jau atramos nėra. Na, kaip sakant, senatvė suoliukui. Gal kažkada atnaujins kas nors. Žiūrėsim. Na, kadangi atėjom prie šito suoliuko, tai pabandysiu atsisėsti. Žiūrėsiu, kiek aš čia laiko pasėdėsiu. Toks biški drėgnas dar, bet gal vieną klausimą atsakysiu sėdėdamas. Taigi, turiu jūsų klausimus ir dabar pasižiūrėsim, kągi jūs čia parašėt. Taigi, pirmas klausimas. Jį uždavė Rimvydas ir klausimas skamba taip. Kokias knygas galėtum parekomenduoti? Psichologinės knygas, kurios praplėstų mano akiratį ir labiau pažinčiau save ir kitus. Ačiū Rimvydui už klausimą. Knygų yra iš tikrųjų
labai daug gerų psichologijoje, bet šiandien, kalbant apie knygas, kurias aš esu skaitęs, kurios man labiausiai, sakyčiau, gal įstrigusios į atmintį, tai būtų Albert Ellis, yra 2 knygos lietuviškai išverstos, puikios knygos, labai įdomios knygos, tikrai leidžiančios kažką suprasti, kažkiek bent jau po truputį vis labiau save pažinti ir panašiai. Tai pirmoji knyga, dabar įdėsiu tos knygos paveikslėlį, matote Albert Ellis. Ir šita knyga kalba apie pyktį. Kaip kartais žmonės nemoka valdyti pykčio. Tai tikrai rekomenduoju šitą knygą, nes galbūt labiau suprasite, kas dedasi pasaulyje, kai žmonės naudoja smurtą, konfliktuoja ir taip toliau vienas prieš kitą, net patys artimiausi. O problema labai aiški. Žmonės nemoka valdyti pykčio. Tad šita knyga, tikrai šitą knygą rekomenduoju, tikrai super knyga. Na ir antra knyga Albert Ellis būtų štai šita, apie nerimą. Tai irgi parodanti knyga, kaip nerimas daro įtaką ir kaip kovoti su to nerimu, kad jisai iš jūsų nesiurbtų energijos, ką daryti. Tai tikrai rekomenduoju šitą knygą. Dar kas, dar yra Aarono Beko superinė knyga Emociniai sutrikimai, kognityvinė terapija. Super knyga, kuri leidžia suprasti, kaip mūsų mintis, net ir mažiausios mintis, kurios sukasi mūsų galvoje, kaip jos daro įtaką mūsų savijautai, nuotaikai ar panašiai. Taigi šitą knygą taip pat rekomenduoju. O Aaronas Bekas yra kognityvinės terapijos atstovas, kuris labai gerai viską supažindina su šia tematika būtent šitoje savo knygoje. Einam toliau. Eriko Fromo knygos, visos knygos, kiek tik pasiekėt, rekomenduoju visas. Turėti ar būti, meilės menas, žmogaus destruktyvumas, 2 tomai. Ta prasme, neįkainojamos knygos. Kodėl žmonės pasirenka, o gal ir nepasirenka, kodėl eina destruktyvumo keliu, griauna savo ir kitų gyvenimus. Iš kur atsiranda nuokrypiai nuo teisingo kelio ir kodėl žmonės pradeda eiti kažkokiais klystkeliais link destruktyvumo. 2 tomai, 2 knygos rekomenduoju, jeigu domitės žmogaus laimę, kad kaip čia žmogus nori būti laimingas, bet pasirenka tą priešingą kelią. Priešingą kelią eina visiškai priešingų kelių, nei jisai turėtų eiti, jeigu jisai nori būti laimingas. Kas dar? Fromas, tai rekomenduoju. Žmogaus destruktyvumas, menas, meilės menas, turėti ar būti, neįkainojamos knygos. Na ir Franklis, žmogus ieško prasmės. Ta prasme, jeigu nematai prasmės gyvenime, šitą knygą perskaitęs gali tikrai susimastyti, tai kur ta gyvenimo prasmė. Nes Franklis pats buvo koncentracijos stovykloje ir aprašė savo išgyvenimus, savo patirtis, kaip jisai atrado ir pamatė prasmę, net būdamas tose baisiausiose barakose. Pabėgau iš tos vietos, šalta sėdėti, nors pavasaris, kaip sakant, atėjo, bet dar sėdėti, biškį vėjelis pučia dar, tai nuėjau į kitą vietovę. Gerai, einam prie antro klausimo. Antrą klausimą uždavė ponas Evaldas ir jo klausimas skamba taip. Kuo skiriasi psichologas nuo psichiatro? Na, jau šitą klausimą turbūt veteranai šio kanalo šitą atsakymą jau turėtų žinot. Kažkada, manau, kalbėjom šią temą. Psichologas dirba su sveikais žmonėm, kurie turi sunkumų.
problemų. O kas jų neturi? Visi mes susiduriam su iššūkiais, su problemom. Tai psichologas dirba su sveikais žmonėm, kurie turi tų sunkumų, turi tų problemų, o psichiatras dirba su žmonėm, kurių psichika tam tikrų metų serga. Ir psichiatras gali išrašyti vaistus, psichologai neišrašo vaistų, nes kaip ir jų nereikia, nes psichologai dirbam su sveikais žmonėm, kurie turi sunkumų, problemų ar panašiai. O psichiatrai jau išrašo vaistus, nes jie gali tą daryti, nes jau čia, kaip ir sakant, ta kartelė aukštesnė ir psichiatrai būtent dirba su žmonėm, kurie turi jau tokių, sakyčiau, gilesnių, rimtesnių problemų. Tai va, tai tikiuosi, Evaldai, atsakiau jūsų klausimą. Einam prie trečio klausimo. Ir trečias klausimas skamba taip. Simona uždavė šitą klausimą ir jis skamba taip. Ar negalvojate sukurti angliško kanalo tokio tipo kaip šis? Manau, jums būtų naudinga ir pritrauktumėt didelį kiekį žiūrovų. Anglišką kanalą kažkada galvojau padaryti ir buvo tokių minčių, tokį psichologinį kanalą apie gyvenimą, nes čia irgi matosi tas poreikis, kai žmonės rašote ir tos klausimus ir mes bendraujame ir tas kiekis jūsų, tas žmonių kiekis vis atsiranda tų žmonių vis daugiau ir daugiau ir kaip sakiau, mūsų beveik jau yra 1000. Tai spėju, kad angliškas kanalas būtų daugiau žiūrimesnis, nes jeigu kalbi angliškai, tai aišku, visas pasaulis tave mato, o jeigu lietuviškai, tai tik lietuviai. Tai kiekiu tai tikrai, kiekybė, tas kanalas gal jau būtų ir aplenkęs šitą kanalą. Tai atsakant į Simonos klausimą, ką aš galiu pasakyti, kad ateityje galbūt ir prieisiu prie šitokių dalykų, bet kol kas dar su mano veiklom, su mano darbais tikrai spėju, kad nelabai suspėčiau dar angliškai filmuoti tą, ką čia darau. O čia jau tai darau, man atrodo, jau beveik 5 metus. Balandžio mėnesį turėtų jau sueiti 5 metai. O gal 4? Aš jau susipainiau, žinokit. Tai jau tikrai apie 4 metus jau čia visą tai darau ir įdėjau daug darbo, tai prie angliško. Apie tai, manau, gal ir reiktų pagalvoti ateityje, tai būtų gal ir visai įdomu pabandyti anglišką kanalą padaryti. Ačiū už gerą mintį, Simonai. Gerai, dabar eisime prie sekančio klausimo, kurį uždavė Orinta. Orinta klausia, gal galite paaiškinti, kas tas yra Contribee? Tai Contribee, kas tas Contribee? Contribee tai tokia platforma, kur žiūrovai gali savo laisva valia atsidėkoti savo tiems kūrėjams, kuriuos seka YouTube'e, Facebook'e ar dar kažkur ir paremti mėnesinę tam tikrą sumą arba vienkartinę sumą. Tai čia tiesiog tokia kaip ir auka gaunasi, kai žmonės nori atsidėkoti už tai, kas daroma, pavyzdžiui, šiame kanale ar kitose kanaluose. Tai yra labai daug kūrėjų, kurie yra sukūrę platformas Contribee tam tinklapyje ir ten žmonės gali juos paremti. Taip pat viena iš žiūrovių man pasiūlė kažkada praeitį, atsimenu, sukurti tą platformą ir paskelbti. Tai aš ilgai delsiau ir kažkada čia žiemą sugalvojau, o kodėlgi ne. Jau mūsų beveik 1000, tai vienas kitas centas ar euras tikrai ne pro šalį, nes tai, ką čia darau ir reikia kartais ir kameras keisti ir mikrofoną įsigijau, tai pagalvojau, kad visai neblogas variantas. Tai jau atsirado 3 rėmėjai mano Contribee toj platformai
ir ačiū tiems rėmėjams, kurie prisidėjot prie komandos, ir taip pat kviečiu ir kitus, kas tik jaučiat norą, galvojat, kad norėtumėt prisidėti prie to Contribee, tad visus kviečiu tenais. O Contribee tai tokia platforma, kur galima atsidėkoti savo kūrėjams už jų veiklas. Nes kai tu filmuoji, tarkim, Lietuvai, o ne visam pasauliui, tai kiekis žiūrovų daug mažesnis ir ten užsidirbti iš YouTube ar kažką ten žmonėm tą padaryti yra labai sudėtinga. Tad tokios platformos tai šiek tiek padeda žmonėms turėti tą motivaciją ir judėti į priekį. Tai tikiuosi atsakiau į Orintos klausimą. Jeigu dar bus klausimų, rašykit. Užsukit į tą Contribee, ten labai viskas aiškiai aprašyta, parodyta, o mano Contribee nuorodą rasite po šio video aprašyme, kaip ir visada. Gerai, einam prie sekančio klausimo, kurį uždavė Sofija. Kiekvieną žiemą maždaug vasario mėnesį prarandu energiją. Atsigauti pradedu maždaug balandį. Vasarį ir kovą labai nieko nesinori, tingiu, atrodo viskas tamsu ir niūru. Kodėl taip yra? Ačiū Sofijai už klausimą. Su šituo dalyku, sakyčiau, ir aš susiduriu, nes atrodo vasara, kai būna vasara, atrodo tiek daug energijos, tiek daug visko galiu padaryti. Ir ten nuvažiuoji, ir ten nubėgi, ten pasportuoji, ten pasimaudai. Vienu žodžiu, tiek atrodo nuveikt gali. Ir atrodo, jeigu turėčiau tą pačią energiją žiemą, tai atrodo, tiek galėčiau nuveikti, tiek galėčiau padaryti. Bet ateina žiema ir laikui bėgant mes po truputį lik ir užmiegam to tokių žiemos miegų. Mes kaip tos meškos, kurios galbūt, bent jau aš, aišku, čia kiekvienam skirtingai, bet ir man, taip kaip Sofijai būna, maždaug vasarį, aš jau prarandu jėgas ir atrodo, taip norėčiau atsigult, gulėt, miegot ir panašiai. Kodėl taip atsitinka? Vienas iš atsakymų būtų tas, kad mums trūksta saulės. Gyvename tokioj vietovėj, kur saulės tikrai nėra daug. O saulės, kaip ir bet kokiam augalui, kaip ir gyvūnams, taip ir žmonėm, reikia saulės. Reikia saulės, kuri mus atgaivina, suteikia energijos, suteikia D vitaminą, kuris yra antidepresantas, kuris yra labai svarbus. O D vitaminas taip pat yra, kaip ir sakau, antidepresantas, taigi suteikia nuotaiką, suteikia tokią visai kitą, šiandien, tarkim, saulė šviečia ir atrodo visai kitas gyvenimas, visai kitas pasaulis. Ypatingai būna žmonėms sunku, kai tos saulės nedaug. Atsimenu pernai sausio mėnesį, per visą sausio mėnesį net rašė žiniasklaidoje, kad saulė per visą sausį buvo tik 5 valandos. Liktais. Jeigu gerai atsimenu, jeigu klystu, pataisykit. 5 valandos per visą mėnesį. Įsivaizduojat, kiek mažai saulės. Tai aš sakyčiau, bent jau aš nesu šitoj srity specialistas, bet kiek galėčiau atsakyti, tai spėju, kad saulės trūkumas. Ir kaip jūs ir rašot, kad balandžio mėnesį jau atsigaunam. Tai žiūrėkit, vasarą prisipildom tos saulės, rudenį dar šiek tiek turim to D vitamino, tos energijos, o paskui laikas bėga, žiema gilėja ir po truputį tamsėja ir darosi vis tamsiau ir mažiau saulės ir mes tokie pasidarom. Aišku, kaip ir sakau, gal kitiems kitaip, parašykite komentarus, įdomu, kaip kitiems žmonėms, gal kiti žiemą kaip tik atsigauna, gali daug dirbti, turi energijos, gal kitus išvargina saulė, nežinau, man tai saulė teikia energiją. Tai ačiū Sofijai už klausimėlį, bet tokie mano pasvarstymai. Levanda.
Levanda rašo taip. Padaryk video apie savo dieną, dienotvarkę. Jo, šitą jau ne pirmą jūs prašot. Sudėtinga tokį video padaryti, nes mano kiekviena diena yra kitokia. Nebūna taip, kad visos dienos vienodos. Bet galvoju, gal reiks kažką tokio ir padaryti. Šiaip šita mintis jau senai kažkur tai kirba ir galvojau kažką tokio padaryti, tokį vlogą, parodyti savo dieną. Tai Levanda įgarsino mano mintis garsiai. Tai tikrai galvoju, gal ir šitą reiks padaryti variantą. Gal kokį gegužės mėnesį pabandysim arba birželį, kai tikiuosi bus mažiau darbų. Nes dabar, kai neakivaizdininkai, kai reikia daug sėdėti prie kompiuterio, tai nelabai ką ir būtų rodyti įdomaus, nes sėdi prie kompo, važiuoji, sėdi prie kompo, susitinki su studentais. Norisi kažką tokio jums biškį įdomesnio parodyti, o kaip ir sakiau, mano dienotvarkės dažnai keičiasi, nebūna pastovios. Ir kai pasikeis, kai baigsis neakivaizdininkai, tada galbūt padarysiu šitą video, kad būtų jums įdomiau. Tai gal kokį balandį jau gal pavyks, žiūrėsim. Nes balandį jau neakivaizdininkų nebus, tai galima bus apie tai pamastyti. Na ir Violina klausia, ką manote apie Valentino dieną, kokia jūsų nuomonė. Violina šitą klausimą uždavė grinai maždaug, kai buvo Valentino diena. Tai kokia mano nuomonė? Vaikystėj, paauglystėj, reiktų sakyti paauglystėj, labai patikdavo šita diena, nes galėdavau klijuoti širdutės ir žiūrėdavau, kokios klasiokės man užklijos širdutę. Tai tikrai būdavo toks azartas, būdavo labai įdomu. Be to vakarais būdavo diskotekos, o aš buvau iš tų, kurie nepraleisdavo nei vienos savaitės diskotekų mokykloje. Tai man labai patikdavo ten apsilankyti. Na ir laikui bėgant, kai supranti, vis labiau bandai kažką galvoti, tyrinėti, studijuoti, tai šiais laikais ta Valentino diena man nėra labai tokia gili, prasminga ar panašiai. Tai mano nuostata tokia, kad liko geri atsiminimai iš paauglystės. Gal vaikams kaip toks žaidimas, gal ir nieko, bet man pačiam, žiūrint į tą Valentino dieną, kai suaugę žmonės vieni kitiems padovanoja gėlių, širdučių, šokolado ar dar kažką, atrodo visai toks gražus gestas. Bet mes tą turim daryti tik per Valentino dieną. Meilė juk nėra toks saldainis, gėlė ar kažkas. Meilė yra menas, kaip Fromas yra pasakęs. Ir čia yra daug gilesnis dalykas. Ir sakyčiau, Valentino diena, bent jau mano nuomonė, tai nėra tas tikros meilės pavyzdys, ką dažniausiai matom filmuose ar panašiai, ar dainuose girdim. Tai toks atrodo žaidimas, kuris netgi šiek tiek nužemina tą tikrą meilę. Tai va, tai mano tokia nuomonė apie Valentino dieną. Tai ačiū Violinai už klausimėlį šitą gerą. Tai ką, tai baigėsi klausimai ir ačiū visiems už klausimus. Na štai, pabuvau gamtoj, nusivedžiau ir jūs. Pabūt šiek tiek grynam ore šitam Vilniaus miške, kuris yra Fabijoniškėse. Tai puikiai praleidau laiką. Pabendravau ir su jumis, tad noriu dar padėkoti visiems už jūsų klausimus. Na, o kita klausimų atsakymų laida, kadangi, kaip ir sakiau, šita laida pasirodys kovo pradžioj, bet šita laida už vasarį. Tai jeigu tik suspėsiu, kovo pabaigoj darysim kovo mėnesio klausimų atsakymų laidą. Tad per visą šitą laikotarpį nuo dabar vėl
rinksiu jūsų klausimus ir lauksiu jūsų komentarų, pastebėjimų gal kažkokių, pageidavimų. Ir tada kovo pabaigoj arba balandžio pradžioj padarysim dar vieną naują klausimų atsakymų laidą. Beje, jau balandį arba gegužį, vėl anonsas toks trumpas, planuojama paskelbti naują laidą. Planuoju paskelbti naują laidą, apie kurią jau buvau jums šiek tiek užsiminęs. Tad labai greitai, pavasarį, jau kai atsiras žaluma, galbūt bus daug gražiau, paskelbsiu ir papasakosiu apie tą naują laidą. Opapa. Na ką, tai sugrįžau į automobilį, eina savo kaip vėjo, kai nėra, šiandien toks vėjelis šiek tiek, tai biškį sušalau, bet nieko, pabuvau gamtoj, pašnekėjau su jumis, tad noriu jums padėkoti kiekvienam iš jūsų, kad esat kartu, kad užduodat klausimus, nes kiekvieną kartą, kai parašiu šitą laidą, būna klausimų ir tai yra džiugu. Ir parašot tos klausimus komentaruose, parašot kažkas per Messengerį, per kitus, per elektroninį paštą būna parašo žmonės. Tad ačiū kiekvienam iš jūsų už klausimus. Na ir šiandien jau laikas atsisveikinti. Na, o dabar kitą savaitę susitiksim išminties minutėlėje. Tad ačiū už viską ir iki kito karto. Ate.